patenkintas darbštumu, darbingumu, atmosfera treniruotėse, koncentracija. Lyginant su praėjusią vasarą, su praėjusiais metais, manau, kad mes kokybiškiau dirbame, tiek žaidėjai, tiek, manau, ir treneriai. Mes galbūt geriau organizuoti. Mes labiau suprantam vienas kitą, aš kalbu apie trenerius, nekalbant apie mūsų aptarnaujantį personalą. Galbūt šioje stovykloje mes mažiau paėmėm apimtimi taktinius reikalus krepšinio, bet tai buvo ir šiek tiek sąmoningai, nes, sakysim, nėra Šarūno dar, Rimas šiek tiek vėlavo, tai, kaip sakau, gal šiek tiek mažiau apimtis yra mažesnė, sąlyginai, bet kokybė yra geresnė. Šiaip kol kas labai sunku kažką tai įskirti, nes dirba visi gerai, aišku, vieni atvažiavo labiau pasiruošę, kiti mažiau, vieni pavargsta, daugiau pavargę, kiti mažiau, čia jie tik tai patys gali pasakyti, kiek tai jaučiasi, aišku, šiek tiek matosi. Labai džiaugiuosi tai žaidėjais, sakysim, tais vyresniais, kurie atvažiavę, ir Rimas, ir Darius, ir broliai. Tie ir, sakysim, treniruotėse, ypač krepšinio, jaučiasi jų ta patirtis, tos detalės, kada lengviau viską. Jie galbūt greičiau supranta, greičiau atsistoja ten, kur reikia, arba sujuda taip, kaip reikia. Tai vadinasi, jūsų pasakymas, jog galbūt Druskininkuose jau paaiškės, kurių žaidėjų, galbūt kelių žaidėjų paslaugų bus atsisakyta, dar per anksti apie tai? Šiandien tikrai aš jums šito nepasakysiu. Mes kalbėsime ir su treneriais, svarstysime, kol kas aš galvojau, šiek tiek baiminausi, kad tas didelis kiekis ir mums bus sunku išdėlioti tą visą procesą, organizuoti treniruotės, kad gali kentėti intensyvumas ir taip toliau, bet kaip parodė, mes gana gerai išsisukom, sakysim taip, ir tuos tikslus ir taip, kaip mes norėjom, išsprendėm. Bet to pirma ta stovykla, galbūt to intensyvumo tokio super maksimalaus mums nereikėjo ir net ir reikalingos buvo ilgesnės poilsio pauzės, sakysim, rotacija ir tolygumas, tai taip. O persikeliam sekančiai į Klaipėdą, į Palangą, atsiprašau, Klaipėdoje sportuosime. Klaipėdos sporto salė yra didesnė, ten yra galimybėm dirbti ir net 20. Taip kad klausimas išlieka atviras. Ir sekmadienį renkamės jau Palangoje, kad galėtų pailsėti, apsipras prie vietos, įsikūrėm ir pirmadienį prasideda darbas. Darbas dar pirmas 3 dienas panaši bus struktūra, bet aišku keisis šiek tiek tos kryptis, energetiniai režimai, intensyvumai. Dar turbūt pradžioj kažkokia yra numatyta, kur eisime dar ir į lauką norėtume išeiti. 1 ar 2 kartus aš dabar tiksliai neatsimenu, bet šiaip jau aikštėje parketo mes dirbom ir čia. Taip didelio šuolio nebus, nėra taip, kaip kad ten bėgom po kalnus kažkur tai ir dabar ateisim į salę. Taip nėra. Mes dirbam to lygiai ir viskas tik tai pridėsim, bus dar pridėta tiek derinių, tiek taktinių sprendimų ir tobulinti tie, kurie išmokti čia yra Druskininkuose.